Kągi, laba diena, gerbiami Futbolo TV žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją iš Lietuvos edukologijos universiteto, kur šiandien žaidžiamos antrosios Lietuvos salės futbolo čempionato 7-ojo turo rungtynės. Ir susitinka dvi komandos, kurios šiuo metu užima apatinės pozicijas turnyro lentelėje. Tai Vilniaus Beketas, turnyro rungtynių šeimininkai, čempionų titulą ginanti komanda, kaip tai paradoksaliai beskambėtų. Ir čempionato debiutantė Mažeikių Olimpo komanda. Čempionų titulą ginanti komanda namie pralaimėjo 3-5 Kaišiadorių Savingiai. Na ir tas šokas tai paveikė Vilniečius, kad galbūt trūksta tik tai 11 numeriaus Jevgenijaus Učejevo, 2 įvarčius šį sezoną pelniusio futbolininko greta vartų. Na, o Mažeikių komandoje nuostoliai daug didesni. Į Vilnių atvyko tik 10 futbolininkų iš Mažeikių, tarp jų 2 vartininkai. Tad turi 2 ketvirtukus lygiai komanda. Ir štai kontrataka. Razulis pabėga prieš Labulą. Ir įvartis. Sužaidus nepilnas. Bekento treneris Eduardas Morozas prašo sugrįžti atgal. Gražiai klaidina varžovus. Mežionis siunčia kamuolį lygiagrečiai vartams. Ten Tamaliūnui reikėjo kaip ledo ritulyje. Įvarčių šiai komandai yra pelnę kapitonas Antanas Tautvydas ir Evaldas Razulis. Ne, Razulio sąskaitoje dabar jau 3 taiklūs smūgiai. 3 kartus Marius Šluta. Na, Andrėjus Sokolovas turi pirmą galimybę. Laukia perdavimo Smolkovas. Greitai kamuolys atitenka Mažeikiškiams. Vėl Smolkovas su darbinė kairiąja koja. Ir puikus smūgis iš labai aštraus kampo. 7-ąją minutę. Nežinia, kuo tai baigsis. Tai buvo jau ne vieną ir ne 2 kartus. Tačiau nieko gero tai neatnešė Bekentui. Jau vienintelis taškelis buvo iškovotas prieš savaitę Kaišiadoryse. Na, vėl puikia ataka. Tamaliūnas. Būtent pas jį dabar vėl kamuolys. Sokolovas, Alonso pabando iš toli laimę. Nesugauna ką. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Arūnas Šteinas per rungtynę su Kazlų Rūdos Steel. Nepavyko jam pergudrauti varžovų vartininko. Na, Mežionis vėl yra puikios galimybė atakai. Valčikas nepasiekė kamuolio ir dabar atsakomoji ataka. Razulis pasitaiso kamuolį po kairę koją. Ir šauna. Kamuolys pas Tomą Kizevičių. Ir proga kontratakai, tačiau nepatogiai kamuolys atšoka Jurijui Mežioniui, reikėjo laukti ir vėl ideali proga informuoti sekretoriatą apie savo sprendimą. Naumovas bando perduoti kamuolį Sokolovui, nepavyksta. Na ir pats spaudžia Marselijų Balasanovą. Vėl Balasanovas su kamuoliu atiduoda kamuolį taip, kad patogiai, kad Aurimas Meidus turi idealią. Bando pabėgti, nepavyksta. Labulas greitai pradeda komandos ataką. Kamuolys siunčiamas Tamaliūnui. Mežionis, Sektoras Alonso. Alonso štai kiltimi bando smūgiuoti ir Tamaliūnas. Galva. Labai nesėkmingai šiandien rungtyniauja Mažeikių komandos vartininkas. Smolkovą ar Falčiką priekyje. Kamuolys nepasiekė nei vieno, nei kito. Dabar Smolkovas prieš Jodeikį. 3 Mažeikiškiai prieš 2 Bekento gynėjus. Nepavyksta jiems sužaisti taip, kaip būtų idealu. Tačiau kamuolys vis dėlto nuskrieja iki Gintaro Jodeikio. Tonas Naumovas, vėl Sokolovas. Ieško Ektoro Alonso. Antanas Tautvydas su kamuoliu, jau Mažeikių komandos kapitonas ir smūgiuoja iš toliau. Labulas vėl. Smūgis nebuvo labai sudėtingas. Aktyviai spaudžia varžovus vilniečiai. Ir dėsningai vartininkui tenka siųsti kamuolį kuo toliau nuo savo vartų. Ir šis atitenka Bekento žaidėjams. Gražiai. Sokolovas perduoda kamuolį Naumovui, šis Aurimui Meidui ir Meidus vėl dėl
kamuolio, klysta Razulis, 3 Bekento žaidėjai prieš 2 gynėjus. Gražiai viską teisingai padarė Alonso, ieškodamas prie toli. Dengia artimą į kampą žaidėjų, pats atsistoja greta. Na štai, labai teisingas sprendimas, Aurimas Meidus ten, kur labai tvirtai uždarėm Olimpą jų aikštės pusėje. Neleido visiškai kombinuoti, spaudė, greitai perimdavo kamuolį, patys ilgai rezgė atakas, tačiau taisėsi kamuolį tol, kol jį prarado. Vėl klysta Mažeikiškiai. Falčikas šį kartą nedaug trūko, kad vėl kamuolio neužfiksuotų vartininkas, ten jau prie jo buvo suskubęs Smolkovas. Ir antro metrų įmušti, kad ir prieš vienintelį likusį juose vartininką nėra taip jau paprasta. Dar vienas sėkmingas Olimpo vartininko epizodas. Po Falčiko perdavimo pavyksta sugauti kamuolį. Čia Razulis. Razulį pasitinka net 3 Bekento žaidėjai. Patyręs puolėjas atsisveikina su kamuoliu. Perduoda į Balasanovui. Šis jau Tarano. Čia arčiausiai mūsų Tomas Kizevičius. Būtent Kizevičius dabar teks gintis nuo Falčiko ir Meidaus išpuolio. Atsiprašau, ne Falčikas, Antonas Naumovas. Klastingai pabando laimę Hektoras Alonso, demonstruodamas, kokią nesąmonę čia darai. Niekas taip iš tokių situacijų į vartus nesmūgiuoja. Nes linijos. Vėl Antanas Tautvydas, Evaldas Razulis. Nepavyksta smūgis. Neprireikia vartininko pagalbos ir dabar jau Razuliui tenka gelbėti savo komandą. Štai grįžta Falčikas. Drąsiai Razulis žaidė su Šliūta. Tamaliūnas ir Falčikas pasitaiso kamuolį patogiai, dar nedidelis rikošetas. Nedaug trūko, kad vartininkas nebūtų sureagavęs. Ir štai šiandien žiūriu, neketina nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilti Bekento 9 numeris. Ruslanas Tamarinas, labai techniškas, judrus žaidėjas. Jo sąskaitoje 3 įvarčiai. Na, Mežionis turi progą! Ir mėgaujasi tokiais smūgiais Jurijus Mežonis. Leisi gausi. Taip ir yra. 20 buvo sudaryti 2 ratų tvarkaraščiai tik tai, o 3 rato tvarkaraštis priklausys nuo komandų išsidėstymo. Naumovas puikiai sugeba perduoti kamuolį. Dėjas nepavyko. Sokolovas su kamuoliu, Alonso. Bando surasti Aurimą Meidų. Na ir štai kontrataka. Tautvydas nesugebėjo suvaldyti kamuolio. Prie tolimojo virpsto jau skubėjo Marius Šliūta, visiškai nedengiamas. Alonso patikrina vartininko budrumą. Bekento aistruoliai tikrai pasižymi gana dideliu triukšmu, tačiau šį sezoną iki šiol čia buvo tylu. Meidus. Kągi, 4-1. Jau garantuota 5 parideno kamuolį į tuščius likusius vartus. 29 minutė. Ir 4-1 jau Bekento naudai. Vėl spėja Kaupys išgraibyti kamuolį iš Tamaliūno kojų. Pozicinė ataka. Mežionis grąžina kamuolį Labului. Labulis siunčia Tamaliūną ir čia Falčikas. Galbūt reikėjo palaukti atskubančio Mežionio. Treneris tenka dirbti gynyboje. Ne visada ir lengva įsijungti į žaidimą, kai daug laiko praleidė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na štai, po Razulio perdavimo idealią progą turėjo Marius Šliūta. Tačiau pergudravo į Tomašas. Aikštės 5 futbolininkai prieš 4 Bekento. Na, akivaizdu, kad pereiti į aikštės vidurį ir įsitvirtinti Bekento aikštės pusėje nebus sunku. Žiūrėsim, ar tai duos kokiu nors apčiuopiamų vaisių. Na, Tautvydas rungtyniauja giliai krašte. Ir Alonso pabando laimę per visą aikštę. Kizevičius stabdo kamuolį. Ir galima labai greitai prisižaisti tokiame epizode, kai turi kiekybinę persvarą
demonstruoti savo driblingą. Nei šis, nei tas. Reikia taip perduoti kamuolį. Lygio skirtumas. Bekentas rungtyniauja solidžiai, žino, ko siekia ir žino, kaip tai pasiekti. Na ir rezultatas yra tikrai dėsningas. Labulas turi galimybę pats pasižymėti. Labiau, kad galima kamuolį pasiūs. Bekentas kyla į 5-ąją vietą turnyro lentelėje. Kuzevičius, Balasanovas, Razulis. Ir baigėsi rungtynės. Taigi rungtynės rezultatu 4-1 laimėjo Vilniaus Bekentas. Pirmoji Lietuvos čempionų pergalė šiame čempionate. Sveikiname visus Bekento gerbėjus, Bekento futbolininkus ir iki susitikimų Futbolo TV eteryje po savaitės. Iki.